Krūtinė ir pilvas laisvai juda kvėpavimo metu. Jaučiame savo kūno ašį, stuburą, kryžkaulio iki pat viršugalvio. Rankos atpalaiduotos, kojos atpalaiduotos. Surinkime savo dėmesį į vidų. Iš praeities, iš sapnų karalystės, iš ateities, svajonių karalystės, dabarties. Ir dabartyje tais yra kvėpavimas. Jaučiame įkvėpimo pradžią, vidurį, pabaigą, iškvėpimo pradžią, vidurį. Jaučiame, kaip kvėpavimas, kaip banga pildo mūsų pilvo apačią, kaip vanduo kyla, nešoka ir link krūtinės. Su iškvėpimu kaip banga, kaip vanduo išpilnas iš krūtinės, šonkaulių, pilvo apačios. Ir vėl įkvėpimas, pilvo apačia. Iškvėpimas. Įkvėpimas. Iškvėpimas. Ir visos praktikos metu dėmesys lieka viduje. Mes galime jį skirti tam tikrai kūno daliai, kvėpavimo stebėjimui, savo vidinės būsenos stebėjimui. Tačiau praktikuojame visuomet būti čia ir dabar, ant jogos kiekvienėlio savo praktikoje su savimi. Mano balsas tais lydi, stengiamės mažiau žiūrėti į kamerą ir tiesiog pasitikėti ir klausyti. Dar kartą esu darbus priešais krūtinę, šildo. Uždedam savo ant veido. Ir po truputėlį atsimerkiame, leidžiame rankas ir šiandien pradėsime praktiką nuo vaiko asanos. Vienos iš variacijos dedame kelius prie kilimėlio krašto, suvedam didžiuosius pirštus, nuleidžiame pilvą tarp šlaunų ir sėdam ant kojų. Rankos tiesios ir leidžiame žemyn, nuleidžiame kaktą. Ir čia keli ramūs kvėpavimo ciklai, pajaučiant, kaip iš vidaus mes plečiamės kvėpavimo metu ir kaip iš vidaus mes susitraukiam, iškvėpimo metu atsipalaiduojam, paleidžiam. Gūdžiai kvėpavimas leidžia mums pajausti, išgirsti save per ruošimą. Ir su ateinančiu įkvėpimu mes pakeliam galvą, pakeliame rankų pirštus ant pirštų galiukų.
ir nueiname į kairę pusę. Nueiname, pilvą padedam ant kairės kojos, leidžiame kairį delną, dešinį delną uždedam ant kairės rankos ir traukiame sėdmenis, ypač dešinį sėdmenį žemyn, ištempiam savo dešinį šoną, leidžiame galvą ir giliai kvėpuojam čia. Ir po iškvėpimo vėl įkvepiam, rankomis nueiname į kitą pusę. Uždedam savo kairį delną ant dešinės rankos ir traukiame kairį šoną, kvėpuojame kairį šoną. Dar vienas įkvėpimas ir iškvėpimas. Su įkvėpimu grįžtame į centrą. Suapvalinam nugarą, keliaujame ant 4 ir dabar susiaurinam šiek tiek kelius, kad jie taptų lygiai po klubais, rankų pirštų plačiai ir neriame į viršų į karvės asaną. Ištempiam savo uodegykulį į viršų ir tarsi su uodegykuliu norime siekti savo viršugalvį. Iškeliam galvą. Su iškvėpimu nugara suapvalėja ir dabar su bamba tarsi norime pasiekti viršugalvio. Įkvepiam. Įkvepiam. Ir dar 5 kvėpavimo ciklai savarankiškai. Dėmesys šitam judesy. Dar 2. Ir paskutinis įkvėpimas. Gerai, keliaujame ant 4 ir vėl. Ir dabar pasukame savo rankų pirštus į vidų, taip kad riešo linija būtų lygiai greti kilimėlio kraštų, siauriajam kraštui. Rankos taip pat pečių plotyje ir keliaujame. Su įkvėpimu vėl ištempiam uodegykulį į viršų. Su iškvėpimu nugarą gaubiam. Jaučiame lengvą tempimą rankose. Vėl įkvepiam į viršų. Įkvepiam. Iškvepiam. Paskutinis įkvėpimas. Ir su iškvėpimu atsisėdame ant kulnų, ištempiam rankas į priekį ir tiesiog atpalaiduojame riešus. Pakeliame delnus, atpalaiduojame. Nieko nelaikom. Gerai. Su ateinančiu įkvėpimu leidžiame rankas, padedam dešinę koją į priekį ir klubus pastumiam į priekį. Keliukas vieno linijų sučiurna, klubą aukštyn, keliame rankas. Ir su iškvėpimu sulenkiam alkūnes, atveriam krūtinę, nuleidžiame ranką žemyn. Dešinė ranka šone, kairė ranka į viršų įkvepiam. Iškvėpimas, nuleidžiame kairę ranką, dešinę ranką pakeliam. Iškvėpimas, abi rankos žemyn, klubai atgal, patempiam dešinę koją. Su įkvėpimu į priekį,
Vėl rankos į viršų. Su iškvėpimu tiesinam koją, alkūnės sulenktos ir pilvų judame link dešinės. Įkvepiam, lenkiam dešinę koją, rankos į viršų. Iškvėpimas klubai atgal, tempiame dešinės kojos pirštus link veido, alkūnės sulenktos. Trečias kartas įkvepiam ir iškvepiam. Leidžiame ranką žemyn, pakeliam kairės kojos keliuką, keliaujame į lentą. Įkvėpimas. Iškvėpimas, nuleidžiame kelius žemyn, nuleidžiame pilvą žemyn, liekame šiek tiek sulenktų alkūnių ir dabar pradedam judėti. Žiūrim, pernašam svorį ant dešinės kojos, žiūrime pro kairį petį. Įkvėpimas į centrą. Iškvėpimas pro dešinį petį, link dešinės kojos. Įkvepiam priekį. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam po dešinį. Įkvepiam į centrą ir su iškvėpimu nusileidžiam. Užriečiam kojų pirštus, atsistumiam nuo kilimėlio ir keliaujame į šunį nuleistą galvą. Mūsų kojos yra pečių linijai ir, aišku, galime sulenkti kelius ir šiek tiek vietoj pavaikščioti. Kūno svoris ant rankų pirštų padėliotas tolygiai. Tempiame kojas, vaikštam vietoj. Kvėpuojame džiai. Su ateinančiu įkvėpimu statome kairę koją tarp rankų, nuleidžiame dešinės kojos keliuką, palaiduojam pėdą ir rankas iškeliame viršų. Su iškvėpimu kairė ranka nusileidžia žemyn, su dešinė ranka tempiamės į kairį šoną. Įkvepiam rankos abi viršų. Iškvepiam dešinę ranką į šoną, su kairė ranka siekiame dešinės pusės. Įkvepiam abi rankos į viršų. Iškvepimas, lenkiame alkūnes ir su klubais judame atgal, tiesinam kairę. Balansas. Įkvepiam rankos į viršų, tarsi surenkam energiją tarp delnų. Klubai į priekį, krūtinė atvira. Iškvepiam. Neriame žemyn, kairė koja tiesi. Įkvepiam į viršų. Iškvepimas, sulenkiam alkūnes, krūtinė žemyn, leidžiame rankas žemyn, pakeliam dešinę, kairę koją atgal, lenta įkvepiam. Iškvepimas, dedame kelius, dedame krūtinę ir smakrą žemyn, aštangasana. Įkvepimas, bhujanggasana, pečius patraukiame atgal. Kvėpuojam čia vienas. Rankos vos liečia žemę. Atpalaiduotos, dirbam iš nugaros pačios. Paskutinis įkvėpimas. Su iškvėpimu atsistumiam nuo kilimėlių, sėdmenis patraukiam atgal ir ištempiam nugarą vaiko asaną. Iš čia kai banga įkvėpimo metu, gaubiam nugarą, užriečiam kojų pirštus, šuo nuleista galva. Ir pajaučiam, jeigu reikia dar pajudėti, šunyje nuleistą galvą, dar galbūt pasisukti į vieną pusę, į kitą, galite pajudėti. Arba atrasti savo šunį nuleistą galvą šį rytą, kuris yra asana, kuri komfortiška jums. Ir mes čia dar 5 kvėpavimo ciklus liksim. Traukiame sėdmenis aukštyn, tiesinam nugarą. Dar 2. Ir 1. Su rankomis judame link pėdų.
Sulenkiam kelius, padedam pilvą ant šlaunų, palaiduojame rankas, galime paimti už priešingų alkūnių, nuleidžiame galvą ir pasirame į dešinę, kairę pusę. Atpalaiduojam nugaros apačią. Šiek tiek duodame tempimo mūsų kojų galiniai pusiai. Ir atpalaiduojame abi rankas, sulenkiam rankos priešais pėdas, sulenkiam kairę koją, patiesinam dešinę koją ir dešinę ranką pakeliame viršų. Susisukimas čia. Kvėpuojam. 3. Pasukam galvą aukštyn. 2. Ir paskutinis įkvėpimas. Su iškvėpimu nuleidžiame dešinę ranką, sulenkiam dešinį keliuką, patiesinam kairę koją, iškeliam kairę ranką. Pasukam krūtinį į priekį, rankos pečiai vienoj linijai. 2. Dar 1. Ir su iškvėpimu nuleidžiame kairę ranką žemyn. Vėl kojos sulenktos ir slankstelis po slankstelio mes kilame į viršų. Jaučiant dešinę ir kairę pėdą, tvirtas kojas, atpalaiduota viršų. Gerai, suneriam rankų pirštus už nugaros ir atveriam krūtinę. Rankos pirštų mazge, traukiame atgal, krūtinį į priekį, žvilgsnis į priekį. Ir tiesiog kvėpuojančią plečiame savo šonkaulius, plečiame krūtinę. Dar 1. Ir su iškvėpimu sulenkiam kelius ir vėl pilvu leidžiame žemyn ant šlaunų, o rankomis traukiame žemyn už galvos. Rankos tiesios, galva atpalaiduota. Dar 1. Su iškvėpimu liekame ant sulenktų kojų, rankos leidžiasi žemyn ir pakyla į viršų. Atsisėdame ant nematomos kėdės. Vėlgi, nugaros apačią suapvalinam, susiaurinam pilvo raumenis, ar ne, kaip užtrauktuką pakeliam į viršų. Tiesios rankos, tvirtos kojos, kvėpuojame. 3. Palaiduojam veidą, lūpas. 2. Ir paskutinis įkvėpimas. Su iškvėpimu tiesinam kojas ir neriam žemyn. Ten, kur nusileidžia rankos, tiesios kojos. Pilvu leidžiamės link šlaunų. Vėl per iškvėpimą ištuštinam pilvą ir nusileidžiame dar gilyn, dar žemyn. Dirbame ties kojų lankstumu. Su ateinančiu įkvėpimu žvilgsnis į priekį, pradedam eiti link lentos pozicijos, kai pečiai yra vienu liniju su riešais, pėdos kartu. Ir dabar darysime tokią seką. Su įkvėpimu mes šiek tiek pasvirame į priekį, kojų pirštus pasukam, keliaujame į šunį pakeltą galvą. Kojos tvirtos, pakeltos, krūtinė į viršų, rankos tvirtos, pečiai tolyn nuo ausų. Iškvėpimas, apsukam vėl pėdutės, keliaujame į šunį nuleistą galvą. Vėl įkvėpimas, lenta. Apsukam pėdas,
Keliaujame sąmoningai šunį pakelti. Su iškvėpimu mes pakeliam sėdmenis aukštyn, šuo nuleisti galvą. Noriu, kad pajaustumėt šitą perėjimą, skirtumą tarp lentos, šuo nuleista galva ir šuo pakelta galva. Ir dar kartelį įkvėpimas į priekį lenta. Apkeičiam pirštus iškvepiam, įkvepiam šuo pakelta galva. Iškvepimas, šuo nuleista galva. Gerai. Žvilgsnis į priekį, statome dešinę koją į priekį, tarp delnų. Kairė koja lieka tiesi, mes pakeliam dešinę ranką į viršų ir susisukam. Žvilgsnis į pakeltą dešinę. Kairį kulną stumiame atgal, dešinę koją lenkime į priekį. 3. Svoris ant dešinės pėdos ir kairės rankos. 2. Krūtinę stumiame į priekį. Įkvepiam. Su iškvėpimu nuleidžiame dešinę ranką ant kilimėlio, pristatome kairę koją į priekį, patiesinam nugarą, arda utanas. Sulenkiam šiek tiek kelius, iškvepiam utanas. Įkvėpimas, vėl patiesinam nugarą. Su iškvėpimu dešinę koją siunčiame atgal, kairė lieka sulenkta. Kairę ranką pakeliame viršų, susisukam. Dešinį kulną stumiame atgal. Krūtinę stumiame į priekį. Kūno svoris ant kairės pėdos, dešinės rankos tolygiai paskirstytas. Dar vienas įkvėpimas. Iškvėpimas nuleidžiame kairę ranką žemyn, statome kairę koją atgal lenta. Su iškvėpimu atkičiam pėdų pusės, pakeliam krūtinį šunį pakeltą galvą. Iškvėpimas, apkeičiam kojų pirštus, šuo nuleista galva. Įkvepiam čia. Su iškvėpimu kulnų stumiame atgal, link kilimėlio. Krūtinė į priekį. Dar vienas įkvėpimas. Iškvėpimas. Žvilgsnis į priekį, statome dešinę koją tarp delnų. Kairė koja lieka tiesi. Dar kartelį įkvepiam dešinę ranką į viršų. Čia 3. 2. Ir 1. Iškvepiam, nuleidžiame dešinę ranką žemyn, pristatome kairę koją į priekį, patiesinam nugarą. Iškvepiam uttanasana, lenkiamės link kojų. Įkvepimas, arda uttanasana, vėl patiesinam nugarą. Iškvepiam dešinę koją atgal, lieka tiesi, kairė sulenkta. Ir dar nukreipkite dėmesį, kad kairės sulenktos kojos keliukas turi žiūrėti į priekį, neturi svirti į šalį. Žiūri į priekį, link didelio pėdos piršto. Gerai, pakeliam kairę ranką į viršų, kvėpuojame. 3. 2. Įkvepiam. Su iškvėpimu nuleidžiame kairę ranką žemyn, žengiame atgal, lenta įkvepiam. Iškvėpimas, apsukam pėdas, keliaujame šunį pakelti galvą. Įkvepiam čia. Iškvepiam, šuo nuleista galva. Labai gerai. 3 kvėpavimų ciklai. Dar vienas. Įkvepiam, žvilgsnis į priekį. Iškvepiam, statome kairę koją. Dešinę pristatome, patiesinam nugarą. Iškvepimas, lenkiame šiek tiek kelius, leidžiame žemyn. Ir su ateinančiu įkvėpimu, tiesiu koją, sutiesi nugarą, kylame į viršų, rankos virš galvos. Iškvėpimas, nuleidžiam ranką žemyn.
Gerai, šiandien darysime balansavimo asanas. Kojas padedame pečių plotyje. Ir visuomet, kai darome statiškas, stovimas asanas, pakelkite visada, turėkite tokį įprotį. Pirštus į viršų ir tarsi išilgindami pirštus, nuleidžiame juos žemyn ir pajaučiame ryšį su žemė, ne? Grab the floor, angliškai būtų. Įsisiurbti į žemę. Pernešam svorį ant kairės kojos, kairė koja visuomet tiesi, pakeliam dešinės kojos keliuką į viršų. Pritraukime prie krūtinės tam, kad mes galėtume patiesinti mūsų krūtinę, mūsų stuburą, pakeliam dešinės pėdus pirštus. Ir pirma variacija, kairė ranka lieka ant dešinės kojos, su dešinė ranka mes judame atgal į tvistą, va dėl ko mes darėm tuos tvistus. Žvilgsnis arba priekyje, arba po truputėlį mes judame su žvilgsniu link dešinės rankos. Pirma variacija. Antra variacija, kai mes su kairė ranka paėmėm už dešinės pėdos išorinės dalies ir patiesinam koją. Jeigu čia labai sunku, tai tuomet sugrįžtame prie pradinės. Atrandame savo 3, 2, paskutinis įkvėpimas. Su iškvėpimu sugrįžtame į centrą, suvedam delnus priešais krūtinę ir dabar stumiame dešinį kulną atgal. Svyrame į priekį, laikome dešinę pėdą aktyvę, stumiame kulną, klubai vienoj linijoje, dešinysis ir kairysis, viršugalviu tempiame į priekį. Pečiai tolyn nuo ausų ir tos rankos priešais krūtinę mums leidžia balansuoti. Jeigu nueinat šiek tiek į dešinę pusę, pastumia dešinę ranką į kairę. Jeigu nueinat į kairę, atvirkščiai. Dar vienas. Įkvepiam. Su iškvėpimu nuleidžiame delnus ant kilimėlio, nuleidžiame dešinę koją atgal ir keliaujame į lentą. Įkvepiam. Su iškvėpimu nuleidžiame kelius, krūtinės smakrą žemyn į aštangasaną. Įkvėpimas, šuo pakeltą galvą. Pakeliame kelius, traukiame krūtinį į viršų. Iškvėpimas, šuo nuleista galvą. Dešinė koja į priekį, kairė koja į priekį. Tiesinam nugarą, įkvepiam, iškvepiam, leidžiamės link kojų. Įkvepimas, kylame į viršų, rankos tiesios virš galvos. Iškvepiam, rankos palei šonus žemyn. Vėl kojos pečių plotyje. Pernešam svorį ant dešinės. Pakeliam kairės kojos keliuką į viršų. Patiesinam nugarą. Pakeliam kairės kojos pirštus į viršų. Tiesinam dešinę koją. Kvėpuojame. Su ateinančiu įkvėpimu, su kairė ranka mes sukamės kairę pusę. Kairė ranka aktyvi. Žvilgsnis arba į priekį, arba link kairės rankos. 3, 2, viršugalį tempiame aukštyn. 1 įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam į priekį. Su iškvepimu pradedam, suvedam delnus priešais krūtinę, kairį kulną stumti atgal. Liekame ant dešinės tiesios, žvilgsnis žemyn ir viršugalvis tempiamas į priekį. 3, 2, įkvepiam. Su iškvėpimu nuleidžiame ranką žemyn, pastatome kairę, dešinę atgal, lentą. Iškvepiam aštangasaną.
Įkvėpimas. Keliaujame šunį pakeltą galvą. Vėlgi stumiamės nuo žemės, pečiai tolyn ausų. Iškvepiam šuo nuleistą galvą. Ir poilsių čia 3 kvėpavimo ciklai. Ir su ateinančiu įkvėpimu rankomis ir vėl keliaujame prie kojų. Padedam pėdas prie kilimėlio krašto ir mūsų rytinė malasana. Sulenkėme kelius, sėdmenys žemyn, alkūnėmis traukiame kelius į šalis, delnas į delną. Šuo pakeltą galvą, kurį šiandien mes mokomės daryti ir tikiuosi ateinančias praktikas darysite, nes bus ir prisijungiančių naujokų, kurie darys kobrą, tikriausiai, ne šunį pakeltą galvą. Tai šitą asaną puikiai padeda mums sustiprinti mūsų nugaros apačią, rankas, kojas, padeda atverti krūtinę, ištempti visą priekį. Ir taip pat nepaminėjau, kad labai padeda sustiprinti viršutinę nugaros dalį, nes mes suvedinėjame mentės tam, kad atverti krūtinę. Bet labai svarbu stebėti, kas vyksta mūsų kaklo srity, mūsų pečių linijų. Nes dažniausiai klaida yra, kad pečiai pritraukiami prie ausų ir tada yra kompresija kaklo srity. Todėl stenkitės tuomet išilginti stuburą, netgi dabar. Išilginti savo viršugalį taip, kad ausis būtų kuo toliau nuo pečių. Dar keli kvėpavimo ciklai. Ir nuleidžiame sėdmenį žemyn. Suvedam kojas kartu. Ir mūsų rytinė navasana. Taigi, padarykime šiandien kitaip. Paimame, kojas padedame į šalis, kaip pečių linijai. Rankos juda į vidų, tarp kojų. Paimame už didžiuosius pirštus ir tada sujungiame pėdas. Pradedam svirti atgal, tiesinti nugarą ir krūtinę. Surandame tašką priekyje ir po truputėlį su įkvėpimu džijai mes pradedam kelti kojas į viršų. Keliame kojas į viršų, žvilgsnį į viršų, jeigu galit. Jeigu kojos šiek tiek dėl lankstumo sulenktos, viskas tvarkoja, mes čia judame, dirbame su presu. Kojos gali būti sulenktos arba stengiamės tiesiai. Kvėpuojame 5, pečius traukiame tolyn nuo ausų. 4, 3, 2, ir 1. Ir dabar kojas lieka ištiestos, rankas patraukiam ir šiek tiek nuleidžiame koją žemyn, jaučiant presą. Pasvyrame šiek tiek atgal ir laikom. Taigi čia pojūtis turi būti mūsų pilve, mūsų presė. Nieko nugaros apačioje. Jeigu jaučiat nugaros apačioje, šiek tiek dar labiau nusileiskit žemyn ir suapvalinkit nugarą. Nes nugara skauda tada, kai jinai išlenkta. Ne tada perima visą svorį. Dar 3, 2. Įkvepiam. Su iškvėpimu pakylam. Pritraukiame savo kelius prie krūtinės ir padedame kulnu žemyn. Ir dabar priartinam krūtinę prie kelių ir tokiu būdu mes išilginam savo stuburą. Tarsi priklijuojame pilvo prie šlaunų. Traukiam kelius. Gerai. Ir smakrą dabar paleidžiame žemyn. Padarome 3 energetinį užraktą. Ištempiam visą galinę kaklo dalį.
Vėl kaip akumuliatorius akumuliuojame savyje energiją statiškų asanui. Tempiamas aukštyn. Didelis darbas. Ir dar vienas įkvėpimas. Ir su iškvėpimu patiesinam kojas į priekį. Gerai, sulenkiam dešinį keliuką ir sukryžiuojame kairę koją. Ir dabar padedame pėdą taip, kad kairės kojos keliukas ir čiurna būtų vienoje lygyje. Vėl keliukas prie krūtinės patiesinam nugarą, išilginam stuburą čia. Su kairė ranka apkabiname dešinę koją prie savęs, pakeliam dešinę ranką į viršų ir su iškvėpimu sukamės į dešinę pusę. Padedam dešinį delną ant žemės prie pat nugaros apačios, kaip atrama ir pasukam galvą link dešinės rankos. Vėl, nors asana yra statiška, atrodanti pasyvi, darbas vyksta viduje. Mes dedame pastangas, kad laikyti kairę koją tiesą, suktis į dešinę pusę ir kvėpuoti tolygiai. Dar vienas įkvėpimas. Ir iškvėpimas sugrįžtame į centrą ir pasisukame priešingą pusę, neutralizuojame nugarą. Sugrįžtame į centrą, patiesinam dešinę koją. Įkvepiam kairę koją, sulenkiam prie krūtinės. Sukryžiuojame dešinę koją. Taip, čiurna prie pat keliuko, dar kartelį keliukas prie krūtinės, šilginam stuburą. Apkabiname kairę koją, pasisukam į kairę pusę, ranka kairė į viršų ir iškvepiam pilnai, pasisukam netgi su žvilgsniu pro kairį petį, žiūrime į visiškai patį kamputį. Dar 5 kvėpavimas čia. Įkvepiam. Su iškvėpimu pasisukam į dešinę pusę. Sugrįžtame į centrą. Ir dabar pažiūrėkite, kad jums būtų vietos už nugaros. Padarysime atvirkštinę asaną. Atsigulsime ant nugaros. Iškeliame kojas į viršų. Delnai prie klubų. Ir atsistumdami rankomis pakeliame kojas į viršų. Ir galbūt nuleidžiame kelius prie kaktos arba pilnai už galvos. Halasana. Šitą asaną svarbu nejudėti su kaklu, su pečiais, jausti savo nugaros tempimą, neperspausti. Ir jeigu pavyksta, galima suvesti delnus į pirštų mazgą, taip, ir tiesinti rankas. Ir čia liksime dar vis kvėpavimo ciklus. Ir sulenkiame kelius, uždedam savo kaktos, paleidžiame rankas, rankos delnais žemės,
Ir laikant presą ant slankstelis po slankstelių, mes sugrįžtame ant tiesios nugaros. Ir kojos ištiestos. Dabar dešinę koją kryžiuoja kairę. Tiesiog dešinė užeina ant kairės. Sulenkiame abi kojas. Ir dabar rankos. Su dešinė ranka mes paėmėm už kairės čiurnos. Su kairė ranka už dešinės. Žodžiu, priešinga koja su ranka. Ir pasisukame. Taip, su kairė ranka paėmė už dešinės kojos keliuko. Ir susisukame į kairę pusę. Su dešinio laikome kairę pėdą, su kairę ranką dešinį keliuką. Galvą pasukame į dešinę pusę. Jeigu šis susisukimas tvistas yra labai sunkus, tai tuomet galima paleisti kairę pėdą. Tiesiog traukti dešinį keliuką prie žemės. Ir su ateinančiu įkvėpimu sugrįžtame į centrą. Vėl ištempiame abi kojas į viršų. Ir į kitą pusę. Kairė kryžiuoja dešinę. Paėmėme su dešinė ranka už kairės kojos keliuką, traukiame į dešinę pusę. Su kairė ranka paėmėm už dešinės čiurnos. Tai yra pėdos. Ir galvą pasukame į kairę pusę. Toks gilesnis sukimas, tvistas labai aktyvus. Ir dar 3 kvėpavimo ciklai. Ir su įkvėpimu sugrįžtame ant nugaros. Ištempiam kojas į viršų. Prispaudžiame nugaros apačią ir sulenkiame kelius. Traukiame prie krūtinės. Atsigulame ant kairio šono. Ištempiam kairę ranką po galva. Dešinę ranką padedam priešais krūtinę. Atsipalaiduojam kelios akimirkos čia. Ir su ateinančiu įkvėpimu užsimerkusios pakylame abiejų rankų, kairio šono, sukryžiuojame kojas, darome vieną gilų įkvėpimą rankomis į viršų, patempiam nugarą, suvedam delnus, surenkame energiją mūsų delnuose ir su iškvėpimu pritraukiame delnus prie krūtinės, prie širdies. Įleidžiame galvą krūtinės kaip padėkos ženklas. Dėkingumas tai yra įrankis, kuris pastoviai grąžina mus į dabartį, į tai, kas jau yra. Ir kai mes esame dabartyje, viskas yra gerai. Nieko netrūksta, nieko nereikia, viskas jau yra. Todėl dėkoju jums, dėkoju tau, myliai, už šią praktiką, už šią buvimą kartu, šią dabartį. Ir sušildame delnus, surenkam šiltą energiją galvose, uždedam rankas ant veido, ant akių. Ir
truputėlį atsimerkiame, žvilgsniu paleidžiam, palydim savo delną, savo rankas,